užduotį davė Vilniaus roko komanda. Mums davė užduotį pakalbinti 8 žmonės ir nufilmuoti jų patarimus, kaip prisipažinti meilėje. Gera idėja. Aš tik turiu vieną labai gerą patarimą. Jeigu nežinai, kad myli ar nemyli, sulaukia balandžio 1-osios, žiūrėdamas akis sakai, aš tave myliu. Ir pagal reakciją sprendi, ar čia buvo, ar reikia pasakyti, kad čia gali buvo, ar čia viskas gerai. O koks savo patarimas? Aš kaip mergina, tai norėčiau, kad man prisipažinti meilė romantiškos ir kad jie nesumato. Aha, bet čia, kaip suprantu, mūsų dviejų patarimų tai šiek tiek mažokas. Taip, mažokas. Per visą praeitą savaitę mūsų šaunioji mentorių komanda rinko kuo daugiau ir įvairesnių patarimų, kaip prisipažinti meilėje. Pažiūrim kartu? Žiūrim. Meiliai prisipažinti galima užrašyti ant lapelio aš tave myliu ir įdėti tam žmogui į kišenę. Savo mylimajam galima pašnabždėti jaustą aš tave myliu. Prisipažinti meilę galima tariant žodžius aš tave myliu. Aš tavęs tiesiog pasilgstu, sakyčiau. Paprastai. Prieik, pabučiuot, pasakyti porą žodelių. Nežinau realiai, kaip tai pasakyti reikia. Būdas prisipažinti meilėje, tai užrašyti su pirštu merginai ant nugaros, aš tave myliu. Viskas gauna savaime. Tiesiog paprasčiausiai pasilgstu. Ryte atsibūdus pasakyčiau, kad dar net neišėjus jau man norisi greičiau, kad ateitų vakaras, kad vėl kartu vakarieniautume, kad tu paskambintum dienos eigoj. Tai reikia iškepti skanų obuolių pyragą ir taip pasakyti savo mylimajam, kad aš tave myliu. Ir pasakyčiau, tu žinai, jeigu aš pasilgstu, tai reiškia, aš myliu. Gyvenė mūsų šito komandos savanoriai, yra labai išradingi ir kūrybingi žmonės. Todėl norėčiau Vilniaus viešųjų ryšių komandai skirti užduotį. Nufilmuoti 8 būdus, kaip pakalbinti žymų žmogų. Tai, manau, jiems užtektų laiko iki lapkričio 21 dienos. Jeigu ne, mus vaišina ledais. Man labai patinka ledai. Iki.